This is Radiste, and you are listening to podcast on Zip FM. Klausau. Labas. Labas. Kaip Ernesta laikaisi? Nu, kas čia skambina? Skambina Jonas toks. Tau iš Vilniaus. Ko juokiesi? Kad nepažįstu tokio. Tai reiškia, reikia iš karto juoktis, ar ne? Man, kai nepažįstamas paskambina, aš tai, ta prasme, rimtai paklausiu, ko tu nori, o tu visada taip juokiesi? Tai ką man juokinga. Nu gerai, ko tu nori? Noriu? Ko? Nu, negaliu sakyti, ko dabar noriu. Nu, sakyk. Noriu, matai, aš esu didžėjus ir į Telšius atvažiuoju pagrot į vieną tokią kavinukę, aš neatsimenu, koks jos pavadinimas ir man reikia labai šokėjo, aš žinau, kad tu šokėjasi, ar ne? Čia gali skambinati iš Zip FM? Ką? A čia ne iš Zip FM skambinat radio? Kas tas yra? Nu, tiek to. Nesuprantu, ką tu čia dabar bandai pasakyti. Čia toks slaptažodis tavo ar kodinis? Jo, čia kodinis slaptažodis. Tai žinok, aš tokio kodo nesuprantu. Nu, tiek to. Nu, ką dar? Tai ką dar? Aš sakau, kas yra. Tau traukuliai prasidėjo, ar kas tau ten yra? Ne, tiesiog juokas ima. Juokas ima. Aš tau rimtus dalykus siūlau, tau juokas ima. Nu, tai ko dar norėtumėt? Visų pirma, aš nenorėtumėt, aš norėčiau. Šitaip jūs kreip. Ne jūs, o į tu. Nu, gerai, tu. Taip, aš norėčiau, kad tu pašoktum prie manęs. O jeigu atsisakysiu? Tai, kaip sakoma, tik tai durniai milijono atsisako, tai gali atsisakyti. Nu gerai, būsiu vienas iš tų durnių. Rimtai? Wow. Nu. Vat. Tai primokėsiu aš tau milijoną, tarkim? Ne, tiek to gal kitą kartą. Kito kartą nebus? Arba jis kliūs kitai mergaitai? Nu ir super. Super? Sakai? O ką man tas pasakytų? Pritars. Pritars? Nu, aš nemanau. Nu, paklaus. O jis yra šalia? Ne, jo nėra. O kur jis yra? Jo nežinau, reikia jo klausti. Aš tai žinau, kur jis yra. Nu, ir kur? Prie kompo. O, šaunuolis. Nu, sėdi prie kompo, rašinė laišku, žinai. Ir tikrina, ką jo mergaitė veikia. Zip FM. Labas, brangioji čia. Pasijuok, aš nežinau, kodėl jums tai visiems juokinga. Aš tai, pavyzdžiui, verkčiau, jeigu paskambintų iš radijos. Bet... Neįmanoma. Neįmanoma, ar ne? Ne. Gal tu nori mūsų surroundų fonas būtų, tai toks juokingas. Labai faina būtų. Tai super. Ernesta, tau linkėjimai nuo Manto, jisai sakė, kad labai tave myli. Ačiū. Ne, jis taip nesakė, jis norėjo tave patikrinti, aš sakau iš savo galvos. O tu velnis. Bet aš manau, kad jis tikrai tave myli, nes 3 metus tikrai neištvertų kitaip. Viską žinot. Gerai, Ernesta, tai sėkmė šokiuose ir... Ačiū. Iki. This is Radiste, and you are listening to podcast on Zip FM.